šiandien čia Telšiuose Džiugas prieš Kauno rajono Hegelman. Toks šį vakarą laukia futbolo vakaras. Lyja šiandien Telšiuose. Hegelman komandos ataka, Marius Paukštė ir po to nerizikuojama. Čia Hegelman perima kamuolį, yra galimybė baudos aikštelė Le Ribeiro. Kita komanda pirmaus labai didelę persvarą. Upso perdamas, aštrus perdamas galėjo. Dabar Puškarovas įsėjo ir Sanė vienoje linijoje. Turėjo epizodą, dabar susikūrė savo smūgį. Ir Džiugas tikrai aktyvesnis antrajame kėlinyje. Ir įvartį pelno Telšių komanda. Ibrahimas įsėjo veda į priekį Džiugą. Pirmasis Džiugo įvartis į Hegelman komandos vartus 2025 metais. Ibrahimas įsėjo pasižymį kelią viršų ranką ir Vilius Piliukaitis. Yra dar aišku varas, bet čia ko gero viskas buvo pagal taisyklės ir abejonių čia nėra. Triumfat reikia. Ribeiro perdamas, Simonas Urbys prieš Vilių Armalą. Sobovalės smūgis. Šarkauskas. Hegelman komandos ataka, Rašydas Jusufas, 1-1. Hegelman lygina rezultatą, Andrius Kerla triumfuoja ir Hegelman rodo charakterį. 1-1, 89 minutė. 1-0 buvo rezultatas dar kartelį. Štai čia atkeliavo kamuolys iki Rašydo Jusufo. Ir taip Vilius Armalas, vidurio gynėjas, prisijungęs į ataką, muša kamuolį į vartus ir Vilius Armalas rezultatą lygina. Išlygintų dabar Hegelman bando laimėti rungtynes per pagrindinį laiką. Patrikas Popescu. Futbolo vakaras Telšiuose tęsiasi. Dejanas Traikovskis. Jo perdamas Bagdas Arijanas, buvęs Džiugo komandos žaidėjas. Jo perdamas Vilius Armalas, 2-1. 2-1, va taip reikalai yra tvarkomi Telšiuose. Vilius Armalas Kirdikas. Kartelį pasižiūrėkime. Ribeiro perdamas, Armalas ateina į tą zoną. Nesiekia kamuolio varžovai ir Armalas nuo žolės, nuo vartų konstrukcijos į vartus. Įspūdingas įvartis. Keitimas bus artimiausiu metu. Džiugas labai greitai žaidė kamuolį, toks smūgis. O lietus apskritai dabar ko gero pasiekė savo stipriausiai įmanomą lygį. Ir panašu, kad tai yra viskas. Kauno rajono Hegelman komanda keliauja į Pro LFF taurės finalą. Trečią kartą per pastaruosius keletą metų Andriaus Kerlos magija ir vėl sugrojo Hegelman komanda, išsikapsto ir per pratęsimą laimi šias rungtynes.